Labadiena. Lietuvoje jau 5. kartą vyksta iniciatyva Duodei. Kelias savaitės įmonės ir organizacijos atveria savo duris ir kviečia žmonės su negale išbandyti įvairias darbo pozicijas. Šiais metais iniciatyva vyksta net 20 Lietuvos miestų. Savo jėgas apjungia 25 žmonės su negale atstovaujančios organizacijos ir 130 darbdavių. Mūsų pokalbėje apie tai dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Lauryna Filatovaitė-Vičienė. Labadiena. Sveiki. Iniciatyvos Duodei ambasadorės ir organizatorės viešosios įstaigos SOPA direktorė Jurgita Kuprytė. Labadiena. Labadiena. Ir Laura Stadalninkaitė, sėkmingai dalyvavusi iniciatyvoje Duodei. Labadiena. Sveiki. Jurgita, papasakokite plačiau, kas iš viso yra ta Duodei. Atrodo, daug jau yra apie tai girdėję žmonės, bet visgi sukonkretinkim ir koks yra šitos iniciatyvos tikslas. Tai Duodei yra darbo šešėliavimo iniciatyva, kurios tikslas yra viena vertus dvejopas. Viena vertus parodyti žmonėms su negale įvairias darbo pozicijas ir darbo vietas skirtingose organizacijose. Iš kitos pusės taip pat didinti sąmoningumą darbuotojų, kurie dirba įvairiose organizacijose apie pačius žmonės su negale. Tai Duodei metu vieną dieną žmogus tampa trumpam kolega ir praleidžia dieną kartu su įvairiais skirtingais darbuotojais įvairiose įmonėse. Šita iniciatyva kilo užsienį, ar ne? Ne Lietuvoje? Taip, ne Lietuvoje. Mes prieš 5 metų sužinojom apie tokią iniciatyvą Belgijoje. Atsitiktinai visiškai per partnerių susitikimą turėjom tarptautinį projektą ir galvojom, kodėlgi čia nepapilotavus Lietuvoje ir pradėjom tokiu mažu atsargiu mastu. Tai turėjom 25 įmonės ir 30 žmonių su negale, kurie ėjo šešėliauti pirmais metais, bet pamatėm, kad veikia ir kad pasiteisina ir nusprendėm pasitelkti daugiau partnerių ir išplėsti pačią iniciatyvą. Ministerija yra socialinės politikos formuotoja ir žmonių su negale gerovė yra viena ministerijos svarbių veiklos sričių. Lauryna, kaip ministerija vertina šitą iniciatyvą Duodei? Taip, iš tiesų vertinam tiesiog puikiai, kiekvienais metais džiaugiamės, jog Duodei vyksta. Kaip turbūt daugelis žino, Lietuvoje vis dar turim pakankamai didelę problemą su žmonių su negale įdarbinimu, vos 30% žmonių su negale darbingo amžiaus dirba. Tai tikrai turim dėti visas pastangas, jog kuo daugiau žmonių surastų tą savo norimą darbą. Žinoma, kalbant apie politikos formavimą, dar 23 metais pradėjom žmonių su negalia užimtumo reformą, tam tikrą pagalbą, subsidijos darbdaviams ir darbuotojams, bet prie šitų politikų ir priemonių įgyvendinimo tikrai prisideda tokios iniciatyvos kaip Duodei, nes ką ir minėjo Jurgita, jos tikrai labai padeda sukurti tą socialinį santykį ir socialinį ryšį tarp darbuotojo, galimai potencialaus ir darbdavio. Tai tikrai matom puikių pavyzdžių, kad žmonės įsidarbina ir, kaip ir minėjau, tas socialinis ryšys ir socialinis kontaktas, ką ir moksliniai tyrimai iš tiesų rodo, yra geriausias priešnuodis stigmai. Tai tikrai iniciatyvos, politikos formavimas, aktyvūs darbdaviai, aktyvūs patys žmonės su negalia ir gali išjudinti tą sistemą. Duodei jau vyksta 5. kartą, savotiškas jubiliejus, ar ne? Norisi klausti, ar plečiasi šitą iniciatyvą, kokia yra šių metų statistika, ką matote? Tai taip, auginame duetų skaičių, tai yra tų vietų, į kurias keliauja žmonės su negale šiais metais. Manau, kad dar negalutiniais duomenim, nes dar Duodei vyksta kai kur, bet turėsim gal jau arti, o gal ir virš 400 duetų per visą Lietuvą. Tai tikrai atsiranda daugiau organizacijų, kurios nori prisijungti ir netgi tos, kurios yra prisijungę anksčiau, jos tiesiog pasiūlo daugiau pozicijų pašešėliauti. Tai matom, kad tas susidomėjimas jisai neslopsta, o auga iš darbdavių pusės.
iš žmonių su negale pusės, tiesą sakant, norėtųsi didesnio aktyvumo galbūt ateityje taip pat apimant įvairesnes negalias. O kaip darbdaviai reaguoja, kaip darbuotojai kiti reaguoja į šitą iniciatyvą, ar keičiasi žmonių nuostatos? Na, iš esmės tai reaguoja teigiamai, nes tai nėra kažkokia iniciatyva, kur tu esi priverstas dalyvauti, tai prisijungia tie, kuriam tai įdomu, kuriam atrodo tai svarbu ir prasminga. Žinoma, būna tiek baimių, tiek tokio nerimastingumo, kaip čia bus, o ką reikia, kaip pasiruošti. Tai tikrai įmonės labai atsakingai žiūri ir kartais yra atsargiai į tą pasirengimą, priimti žmogų su negalia, turi daug klausimų, bet tai yra natūralu, ypač jeigu nėra ankstesnės patirties, negali visko žinoti ir tų klausimų kyla. Bet iš principo tai tas susidomėjimas jis yra. Laura, papasakokit šiek tiek apie save. Jūs žinau, kad sėkmingai dalyvavot tame duodėjai, bet pasakykit, daugiau, tiesiog, kad žmonės suprastų, kaip viskas vyksta ir šiek tiek apie save. Tai gal tada pradėsiu nuo trumpo prisistatymo apie save. Tai iš tikrųjų gyvenime stengiuosi ir bandau būti lygiavertė visuomenės dalelė ir dėl to stengiuosi įsitraukti į įvairiausius projektus, kuriuose galiu galbūt save realizuoti, įgauti naujų patirčių. Tai turbūt šios dvi priežastys ir turėjo įtakos, kad dalyvaučiau iniciatyvoje duodėjai. Kitas dalykas, kadangi taip pat priklausau neregių bendruomeniai, tai man norisi, kad asmenys su regos negale taip pat kuo plačiau įsitrauktų į visuomeninį gyvenimą, nebijotų savęs atrasti, išbandyti naujose amplua, jeigu taip galima išsireikšti. Ir tiesiog savo pavyzdžių bandau ne tik pati kažkokių patirčių įgauti, bet tuo pačiu uždegti ar ne, paskatinti, bandyti dalyvauti ir tiesiog save atrasti galbūt naujose darbo pozicijose ir kitus kolegas, negalios kolegas. Žinau, kad šiemet dalyvavote duodėjai, bet tai nebuvo pirmas kartas, ar nepapasakokit apie tai, apie patirtis savo? Taip, tai duodėjai iniciatyvoje šiemet dalyvavau antrą kartą. Pirmą kartą dalyvavau prieš 2 metus. Ta kartą iš tikrųjų teko lankytis Lietuvos Respublikos prezidentūroje Vilniuje. Tai mačiausi su mūsų prezidentu Gitanu Nausėda. Taip pat susipažinau su prezidentūros tiek patalpomis, tiek šiek tiek man buvo papasakota, kaip vyksta darbas, teko sudalyvauti keliose renginiuose. Tai tikrai iš tikrųjų atsiskleidė būtent ta darbinė atmosfera. Na ir aišku, tai savaime turbūt mes kiekvienas mintise, kai kažkur būname ar ne, pagalvojame, kad galbūt būtų įdomu savo įgūdžius turimus ir gebėjimus panaudoti ar ne. Tai būtent toje vietoje, kurioje mes esame. Jeigu suprantame, jeigu suvokiame, kad tiesiog mūsų tie turimi gebėjimai, jie kaip ir toms pozicijoms tuo metu tinka. Tai iš tikrųjų įspūdžiai dar iki dabar yra neišblėsę, tikrai labai puikiai atsimenu, ką veikiau, ką sužinojau, kadangi tada tai buvo pirmas mano dalyvavimas duodėjai iniciatyvoje, tai tikrai įspūdžių buvo labai daug, aišku, ir jaudinausi. Bet tuo pačiu tikrai buvo ir smalsu, ir įdomu įgauti naujas patirtis. O šiemet dalyvavau antrą kartą ir visai neseniai teko lankytis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir šešėliavau pačią ministrę Moniką Navickienę. Tai irgi buvo labai įdomu. Tai savo ruožtu norėčiau padėkoti iš tikrųjų ministerijos darbuotojams, kurie
buvo labai pasiruošę. Aš turėjau intensyvę dieną nuo 9 valandos ryto iki 4:30, tai tikrai ten praleidau visą darbo dieną, kur dalyvavau tiek nuotoliniuose susitikimuose, tiek konferencijose, tiek, apskritai, tiesiog labai plačiai galėjau susidaryti įspūdį, kaip vyksta darbas ir, pasvarstyti galbūt kada nors aš norėčiau ten būti. Jurgita, kokie žmonės dalyvauja duodėj? Minėjot, kad ne visai drąsiai ir galėtų gausiau ir aktyviau. Kokie žmonės dalyvauja ir kokie gali dalyvauti? Kokie žmonės su negale? Taip, su negale. Labai sunku apibendrintai juos apibūdinti. Tai žmonės, kurie domisi, kurie nori išbandyti tas įvairias profesijas ir turėti tų patirčių, apie kurias ir Laura minėjo. Tai mes šiaip niekaip neribojam žmonių pagal jų negalės pobūdį ar pagal interesų sritį ar panašiai. Tai žmonės, kurie tą nori išreiškti ir dalyvauja. Tiesa, reikia pasakyti, kad duodėj mes organizuojame ne vien mūsų organizacija, bet ir kitos organizacijos esančios visoje Lietuvoje. Tai pačios organizacijas kviečiam jungtis jau labai iš anksto metų pabaigoje ir būti tais tarpininkais tarp žmonių ir darbdavių. Tai patys žmonės labai skirtingi. Kaip taisyklė, mums galbūt norėtųsi, kad daugiau būtų žmonių ir su fizinė negalia, nes turim labai nemažai su intelekto sutrikimais, su psichosocialinė, neregių. Taip pat labai džiaugiamės, kad Aklųjų silpnaregių sąjunga prisijungia, kitos organizacijos, kad turime. Tai norėtųsi, kad ta įvairovė irgi būtų didelė. O apie darbdavius dabar norėčiau paklausti, sakykit, darbdaviams, kokia yra nauda dalyvauti duodėj? Tai kaip minėjau, tai viena vertus yra ugdymas jų pačių, įmonių darbuotojų apie įvairovę, apie žmonių su negale talentus, jų poreikius, apie galimybės galbūt taip pat ir jam ateityje galbūt ir darbintis arba pagalvojama apie tai, kokio darbo sąlygų pritaikymo reikėtų, kad žmonės galėtų ateityje galbūt ir tapti darbuotojais. Tai sakyčiau, tokia šviečiamoji vertė yra pati didžiausia, o įmonės kartu skleisdamos žinią apie duodėj ir kalbėdamos ir su darbuotojais, tai irgi daugiau atneša to sąmoningumo apie skirtingus potencialius darbuotojus. O ką reikia žinoti įmoniai, kuri dalyvauja duodėj iš anksto, galbūt kažką reikia žinoti? Tai jeigu yra poreikis kaip nors pritaikyti darbo sąlygas arba tą poziciją, kurią šešėliaujamas žmogus stebės per duodėj dieną, reikės kažkaip atsižvelgti į tai, kokią negalę jis turi, tai mes stengiamės apie tai informuoti darbdavius. Taip pat jam prieš duodėj organizuojame seminarą, kur kalbame apie skirtingus žmonės, apie žmonės su negale, apie jų pritaikymą, jam, darbo sąlygų pritaikymą galimybės, apie pasirengimą, ką reikėtų padaryti, ką reikėtų apgalvoti priimant žmonės su negale. Tai jie gauna tų žinių, kiek tai įmanoma. Laurina, mes jau girdėjom, kad ministerija taip pat dalyvauja duodėj ir šiemet dalyvavo. Kokia yra patirtis? Patirtis yra tiesiog puikiai ir kiekvienais metais vis turbūt ir pas mus daugiau žinių ir tos motyvacijos daryti ir vis daugiau žmonių norim pasikviesti. Tai iš tiesų patirtis yra unikalios ir iš tiesų papildant Jurgitą, ar ne ką gaunant darbdavys, tai gauna laiką ir erdvę labai puikią klausti klausimų, kurie galbūt ar netokie patogus, ar mes per skubėjimą jų nepaklausiam. Ir dabar žmonės su negalia yra mūsų erdvėje ir galim paklausti, kaip čia geriau kreiptis, kaip čia geriau ar ne vieną ar kitą dalyką daryti. Laura mus labai puikiai išmokė, kaip neregiui ar nepasakyti, kur tam tikras daiktas yra erdvėje, kad ar nenaudotis laikrodžio principu 6 valanda, 3 valanda ir atrodo toks paprastas dalykas, bet niekam nebuvo žinomas.
Ir tikrai jau naudojam labai plačiai, per vieną dieną sužinojom tiek daug, plačiai naudojam ministerijoje ir išnešim tą žinią ir toliau. Tai va šitos žinios ir kompetencijos ne tik lieka kažkokiam uždaram ministerijos lauke, bet vėliau ir plinta, nes ir grįžtam namo, su savo artimaisiais kalbam ir dalinamės šitom žiniom. Tai tikrai ir mūsų kolegos pamato, kad žmonės su negalia yra tikrai labai kompetitingi darbuotojai, galintys atnešti įvairias patirtis ir tikrai užimti labai įvairias darbo pozicijas. Tai tikrai kiekvienais metais labai džiaugiamės ir norim, kad žmonės sugrįžtų ir turėtume tą puikią erdvę kalbėtis ir galimai suteikti darbo vietą, nes Laura pas mus taip pat buvo apsilankiusi, išbandė mūsų naujus taktilinius takus, taip pat vedimo sistemas ministerijoje ir sužinojom, kad jie puikus, viskas labai puikiai ir Laura puikiai galėtų savarankiškai judėti mūsų ministerijoje. Tai tikrai labai džiaugiamės ir norim, kad kiekvienais metais duodė įvyktų. Laura, ką norėtumėt pasakyti žmonėms su negale ir ką norėtumėt pasakyti darbdaviams? Tai iš tikrųjų jau čia buvo paminėta, ar ne, kad mus vis dar skiria socialinė atskirtis ir tą socialinę atskirtį mes visi galim mažinti tik tai vienu būdu, tai būtent kurdami bendrystės ryšius. Ir asmenims su negale, nesvarbu kokia ta negale bebūtų, tai norėčiau turbūt palinkėti, paskatinti, dalyvauti tiek šioje iniciatyvoje, tiek įvairiose kitose projektuose. Tikrai svarbu visur dalyvauti, išsibandyti, kadangi ta patirtis, kurią kiekvienas išsineš, vėliau gali būti panaudota ir vienoje ar kitoj darbo pozicijoje. Tai viena vertus galbūt pradžioje atrodys, kad yra išeinama iš komforto zonos, bet kita vertus tas išėjimas iš komforto zonos gali atidaryti labai daug durų. O darbdaviams norėčiau turbūt, darbdavius taip pat norėčiau paskatinti dažniau įsileisti asmenis su negale į darbo rinką, išsibandyti vieną ar kitą poziciją, nes kiekvienas mes turim vienokių ar kitokių gebėjimų ir tikrai manau, kad galime juos panaudoti, išnaudoti būtent atviroje darbo rinkoje ir turime tą daryti, nes realiai tik tokiu atveju jausimės vieni kitiems reikalingi ir tiesiog galėsim kartu nuveikti labai daug gerų dalykų. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie iniciatyvą Duodei kalbėjomės su socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Lauryna Filatovaitė-Vičienė, viešosios įstaigos SOPA direktorė Jurgita Kuprytė ir Laura Stadalninkaitė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.